Sveiki, mėly žiūrėtojai, sveiki gerbimieji, su jumis jau senokai matytos trumposios Sausuolio žinios. Jos bus apie tai, pabandysime pasvarstyti apie tą faktą, kurį tikriausiai jau girdėjote, kad vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos siūlymams dėl kontrmobilumo priemonių tiek parkų, tiek, pavadinčiau, pozicijų išplėtimo. Kągi tai reiškia? Trumpa priešistorė, jau 24 metais buvo nuspręsta steigti kontrmobilumo parkus. Žiniasklaidoje buvo įvardinamas skaičius 19 tokių parkų. Iš principo mes girdėjome, jeigu dokumentus paskaitysime, apie 27 tokius parkus. Taigi, dabar parkų skaičius plečiamas iki 50 vienetų, kas yra, mano manimu, labai gerai. Ir kalbama apie tam tikrus teisės aktus, kuomet iki šių metų pabaigos planuojama pakeisti būtent statybas reglamentuojančius teisės aktus, kuomet kiekvienas naujai projektuojamas strateginės ar vietinės reikšmės tiltas turėtų turėti vietas sprogmenims tvirtinti. Taip pat žinome apie pelkių plėtimą, kas irgi numatyta padaryti iki 28 metų pabaigos. Bet tie, kas klauso, gali savo užduoti ir man žinoma klausimus, klausdami, o kas daroma dabar, mes nieko nedarome, tuo tarpu Suomija ir Latvija kasa bunkerius. Ne visai taip arba visai ne taip. Kalbėdamas su kariuomenės atstovais, su Krašto apsaugos ministerijos atstovais, aš jau žinau, kad tam tikruose strateginiuose kelių ruožuose jau yra įrengtos vietos kliūtims statyti. Kas tai yra, iš principo nenorėčiau įvardinti, bet tai yra kelių minučių ar keliolikos minučių klausimas, kuomet į parengtą vietą galima instaliuoti vieną ar kitą kliūtį, tai yra vieną ar kitą objektą. Ir aš kalbu ne apie drakono dantis ar tiesiog spygliuotą vielą. Taigi šitie reikalai jau vyksta. Ką dar naujo išgirdome, tai išgirdome, kad bus formuojami 20 metrų pločio palei visą valstybinę sieną, kalbu su Baltarusija, taip pat Rusijos Kaliningrado sritimi, tokie kontrmobilumo ruožai. Plačiau informacijos nepateikta, aš galiu tik tai spėti, kad dalis tų kontrmobilumo parkų bus įrengta būtent prie tų ruožų. 150 metrų pločio ruožai bus padaryti strateginėse, tai yra tose operacinėse vietose, kurios nurodė Lietuvos kariuomenė. Kaip tai galėtų būti praktikoje be tų kontrmobilumo priemonių, aš manau, kad tam tikrose vietose, jau nežiūrint į tuos kontrmobilumo įsteigtus parkus, bus suvežtos tam tikros priemonės ir išdėstytos. Tikriausiai reikės valyti, jeigu įsivaizduojate SATO, tai yra mūsų pasieniečių įrengtas tvoras, kontrolinės pėdsakų juostas, ko gero reikės tam tikrais atvejais valyti miškus ir savotiškas tas juostas gerokai plėsti, papildant jas kontrmobilumo priemonėmis. Aš manau, kad tai yra visiškai mano spėjimas, kad tam tikrose ruožuose, tuose būtent iki 150 metrų pločio suformuotose ruožuose, karo atveju galimai būtų formuojamos tos kill zonos arba mirties kišenės. Tai yra, jeigu per ten ir tik per ten galėtų judėti priešo technika, priešo, nesakau, kolonos ar žygio kolonos ar kovinės kolonos, ten gali būti smogti pirmieji mūsų būsimųjų Haimarsų smūgiai, mūsų dabartinės 155 mm artilerijos smūgiai. Galbūt ten galėtų veikti tiek šaulių būriai, o ypatingai pagal atsakomybės rajoną ten galėtų veikti ir mūsų atskiri pėstininkų daliniai. Aš kalbu daugiau apie mūsų batalionus ir būtent tokios kill zonos, jos būtų skirtos ir lėtinti, ir sudaryti savotiškus, pasakysiu kaip civilis, savotiškus kamščius prie sienos ir neleisti priešui judėti gilyn. Kas matė mano ankstesnį video, maždaug mėnesio senumo, gali pamatyti, kad tam tikrose strateginėse vietose, aš kalbu šiuo atveju apie Palangos oro uostą, jau yra suvežti tikrai dideli kiekiai tų pačių blokų, tų pačių drakono dantų ir, einame teisinga linkme. Jeigu plačiau vertinant, galima kalbėti ir apie tas abatis užtvaras, tai yra iš medžių formuojamas, bet visą tai, apie ką aš kalbu, ko gero,
aktyvesnis klausytojas pasakytų, kad tai yra pasyvios stabdymo priemonės, vėlgi dronai, vėlgi tos pačios minos, kurių mes ten įsigijame, ir tas vietovės, tam tikras vietovės būtų galima minuoti prieš pat karą arba esant tam įtampos periodui. Ir šitas veiksmas, netgi be tiesioginio fizinio žmogaus įsikišimo, tai yra, kaip mes įsivaizduojame, vyras prieš vyrą, tai yra dalinys prieš dalinį, o būtent dronų, minų ir kontrmobilumo priemonių pagalba galėtų labai stipriai sulėtinti arba netgi sustabdyti priešą. Ačiū, kad žiūrite, iki greito.